Kaip atpažinti, kad tavo kūne vyksta uždegiminiai procesai? Pagrindiniai požymiai rodantis tai yra nuolatinis nuovargis, net pailsėjus jaučiame energijos trūkumą. Toliau, skausmai be aiškios priežasties, sąnarių, raumenų, kaulų, galvos skausmai. Silpnas imunitetas, tai yra dažnos infekcijos, lėtas gyjimas, ilgi procesai. Virškinimo problemos, pilvo pūtimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, dirgliosios žarnos sindromas, nevirškinimas, pilori bakterija ir kita. Toliau, nuotaikų svyravimai. Nerimas, depresija, prasta koncentracija, nuolatinis dirglumas. Odos problemos, tai yra aknė, egzema, paraudimai, bėrimai, karpos, papilomos. Gali būti svorio pokyčiai, tai yra į vieną arba į kitą pusę. Miego problemos, sunku užmigti arba miegam labai daug, bet atsibudus nesijaučiam pailsėję. Na ir širdies ir kraujagyslių problemos, aukštas spaudimas, taip pat cholesterolio disbalansas ir pagreitėja senėjimo procesai, tai yra atsirandančios raukšlės, odos, plaukų bei nagų būklės prastėjimas. Kitaip tariant, jei nuolat kažkur skauda, esi pavargusi ar pavargęs, turi virškinimo ir odos problemų, labai tikėtina, kad organizme tyliai vyksta uždegiminiai procesai. Kas juos įjungia? Pirmiausia, tai infekcijos, virusai, bakterijos, grybeliai. Toliau. Labai svarbu netinkama mityba. Greitieji angliavandeniai, rafinuoti maisto produktai, tai yra cukrus, visa konditerija, transriebalai, perdirbti maisto produktai, greitojo maisto restorano produktai, dėl ko atsiranda omega 6 ir omega 3 disbalansas. Toliau, oksidacinis stresas. Tai yra rūkymas, alkoholis ir bet kokia kita aplinkos tarša. Vitaminų ir mineralų trūkumas ypač. Vitamino D3, omega 3, magnio ir cinko. Jie yra atsakingi už mūsų imunitetą. Na ir, žinoma, didelę įtaką turi ilgalaikis psichologinis stresas. Tai yra, kai mes nuolatos patiriam stresą. Kaip spręsti? Pirmiausia, atsisakyti uždegimus keliančių maisto produktų, visų produktų ir žalingų įpročių. Toliau, rūpintis miego kokybė, judėjimu ir streso mažinimu. Toliau, padėti savo kūnui duodant, suteikiant jam tai, ko trūksta. Tai yra omega 3, antioksidantai, probiotikai, vitaminai ir mineralai. Ir čia mums į pagalbą ateina Fitline gyvenimo tonuso programa. Tai yra Power kokteilis, stiprina žarnyną, atstato mikrobiotą, stiprina žarnyno sieneles, kelia imunitetą. Toliau, Activise. Suteikia energijos, mažina stresą, stiprina mūsų centrinę nervinę sistemą, aprūpina organizmą vitaminu C ir B grupės vitaminais, kurie padeda slopinti uždegiminius procesus. Tada Restorate, tai yra mineralų ir mikroelementų kompleksas. Imunitetui labai svarbus yra vitaminas D3, kalis, magnis, cinkas ir selenas. Jie stiprina imunitetą ir atstato mūsų organizmo pH balansą. Kuo aukštesnis pH, tuo mažiau uždegimų, tuo sveikesni esame. Toliau, riebiosios rūgštys. Omega 3 atkuria riebalų balansą, mažina uždegiminius procesus kraujotakoje, širdyje ir sąnariuose. Ir kofermentas Q10, tai yra galingas antioksidantas, kuris saugo širdį, stabdo oksidacinį stresą ir mažina uždegimus. Rezultate mažiau uždegimų, daugiau energijos, geros nuotaikos ir jaunatviškumo. Jeigu nori sužinoti, kaip ši programa galėtų padėti tau, būtent tau, parašyk man žinutę.